Tai sveiki visi, šiandien pakalbėsim tokią trumpą temą. Gavom iš klausytojos klausimą, kodėl verta lankyti tikybos pamokas ir gal čia tuo pačiu metu gali paklausti, ar verta lankytas tikybos pamokas. Tai taip, manau, labai daug neužsitęsim ir greitai, manau, Šį šitą. kartą valandos jau nebus, ar Jo. ne? Tai mano yra toks manimas, kad bet kokios pamokos, nesvarbu ar čia būtų tikyba, ar matematika, ar panašiai, visų pamokų, kad tu jas išmoktai, kad jos tau atneštų kažkokius vaisius ar ne, tai reikia pačiam stengtis, o ne perleis, kad tave kažkas išmokytų, nes per prievartą nieko neišmokys tavęs. Taip, reikia daug norų labai turėti. Taip, tai aš manau, tas pačia ir su tikybos pamokom. Tikybos pamokos yra vertingos ir naudingos ir vaisingos, jeigu tu pats stengiasi ten klausyti ir mokytis tose pamokose, nes jeigu pats nesistengsi, tai nieko ir nesigaus. Tikrai, nes mokytas tau neįdės informacijos. Ir čia, kaip ir minėjai, bet kuriam dalykė tas galioja. Jeigu pas tave nebus noro, tobulėti noro, gilinti žinių tame dalyke, tai gali būti 100 mokytojų. Ir vis tiek rezultato nebus ir tu tada kaltinsi tą dalyką, tuos mokytus, bet jeigu pas tave norų nebus, tai nieko nebus. Taip, tikrai. Ir aš manau, kad tie tikybos mokytojai, kaip mokina, tai ten labai daug kas dar mėgsta kaltinti mokytojus, sako, oi čia taip neišmokinu, čia to nepadarė, kai jis pats nesistengia mokytis. Tai mano būtų mintis tokia. Šiandien aš įsiterpsiu. Visada yra lengviausia apkaltinti kitą ar kaltinti kitą, bet nesave ir pripažinti savo kaltę. Tai štai. Aš ką galiu pakalbėti apie savo tikybos pamokas, tai man jos yra tikrai naudingos. Pas mane mokykloje Šventos Cecilijos gimnazijoje tikybos pamokas veda mano klasiai direktorius, kuris yra kunigas, tai Donatas Josulaitis. Labai įdomios būna tos pamokos ir tikrai naudingos. Ir tikrai aš ten išsinešu iš tų pamokų didelį bagažą žinių ir tikrai jos nėra šiaip savo, taip savo. Kaip pas tave? Pas mane irgi gerai, nes aš pats labai noriu, o kada tu domiesi, visada mokyti tau pateiks dar daugiau faktų, dar daugiau žinių, kurias tu galėsi pasimti. Tai aišku, kuomet yra katalikiška gimnazija, ar tai būtų Marijonų gimnazija, ar tai būtų Šventos Cecilijos gimnazija, jūsų požiūris yra dar stipresnis į tikėjimą. Ir ypatingai, kai veda kunigai, ar ne, ar diakonai, tai iš vis yra, arba sesės veda, ar ne, tai yra dar viskas giliau ir dar viskas stipriau. Ir kuo didesnė klasė bus bendruomenė tikinčių žmonių, tuo ir mokytojai lengviau, tuo ir mokytoja galės giliau aiškinti, ar ne, eiti, kaip sakau, į gilesnius vandenis. Ir tau pačiam bus smagiau. O jeigu yra klasiai keletas tikinčiųjų, tai natūraliai bus sunkiau. Tai iš mano atžvilgių, iš mano perspektyvos, tai man tikybos pamokos yra labai svarbios ir labai naudingos. Nes mes, pavyzdžiui, Rygiškių Jono gimnazijoje per tikybos pamokas, per kiekvieną pamoką, aišku, yra tik tai viena savaitinė, bet mes skaitome šventą raštą. Ir kuo gerai tas švento rašto skaitimas, tu netitolsti nuo jo ir vis tos tikybos pamokos ir primena, kad reikia skaityti ne tik tai čia klasėje, bet ir namuose, o ir mano mokytoja Vida Balickienė skatina mus skaityti šventą raštą ir namuose, ir mes netgi turime programą. Ta prasme, telefone atsisiuntę programėlę, kuria yra visas šventas raštas. Taip, ir aš dar manau, kad labai gerai būna, kai mokyklos, pavyzdžiui, kaip mano mokykla suteikia galimybę netgi dalyvauti mišiuose. Pavyzdžiui, pas mane yra mokykloje koplyčia, į kurią per didžiąsias šventes dažniausiai daro mūsų direktorius kunigas mišias. Ir taip gal kas nors, pavyzdžiui, neina į tas mišias, gal tėvai nenori ir panašiai, tai šita galimybė yra suteikiama mokykloje ir tuo pačiu metu irgi dvasiškai augi ir gal net kas nors ir susidomi tuo tikėjimu.
nueidami į tą bažnyčią. Taip, tai va šitas yra labai gerai, kuomet yra koplyčia, ar ne, yra dar ir kunigas, kuris gali laikyti mišias ir tai yra aukoti, yra aukoja. Bet mums užtenka to, tiek, kiek mes turim ir Rygiškių Jono gimnazijoje. Ir sakau, man tai tikybos pamokos leidžia pažinti save, nes mes visada darom tarsi tokią savirefleksiją. Kaip aš šiandien jaučiuosi, ar ne, ar aš piktas, ar aš liūdnas, ar ko man reikia, kad aš būčiau tas laimingas, kad pasiekčiau tą laimę. Tai va tai yra labai gerai, nes tu pažvelgi, kadangi būdavo mums 7 pamoka tikyba praeitais metais ir labai gerai, žinai, visos dienos savirefleksiją padarai. Ar kažkam blogu, sakai, kažką pašiepė, bet tai vėlgi turi būti nuoširdžiai. Jeigu tai, pavyzdžiui, kaip aš, nuoširdžiai darau tą tokią savirefleksiją, vertinu save, tai yra gerai, tus labai tikybos pamokos. Bet jeigu tu ateini tiesiog taip dabar žargoniškai prastumt laiką, ar net durnių pravoliuot, tada ir nebus tų vertingumo, ir po to tėvai stebės ir kritikuoja. Tai čia dalykas, čia jo nereikia, žinai, čia mokytoja kalta, tas anas, bet jeigu tu nuoširdžiai darai, tai mes kaip pamokose skaitom šventą raštą, jį analizuojam, kas yra labai svarbu, nes jeigu tu tik tai perskaitai šventą raštą kiaurai, ta prasme, tiesiog perskaitai ir neanalizuoji, tai, yra sunku, nes kartais yra šventų raštų vietų, kur tikrai reikia analizės. Ir ta pati savirefleksija ir tas, ko mums reikia, kad mes būtume laimingi, kad mūsų būtų tikėjimas ir visuomet mokytojai ir už mus meldžiasi. Prašau Dievų, kad mus palaimintų. Tai šitas man labai gražus gestas ir pamokos metu, kuomet mokytojas atsisvar, prašo Dievę palaimint šiuos jaunuolius. Tai yra labai svarbu ir tikiu, kad mokytojai dar meldžiasi ir privačiai už mūsų, už mokinius, ar ne. O šiaip pati tikyba tai leidžia tų tikėjimo kelių dar vertesnių, nes kada tu patarnauji ir bažnyčioje, kada tu lankai tikybos pamokos, tai tu augi dvasiškai. Be abejo. Tai va šitas labai svarbu, aš manau. Tai būtų čia mūsų toks mažas epizodukas, tai toks dabar apibendrinimas. Dar vėl jo pertrauksiu tave. Žinai, dar kas įsijungia mokinių paauglių mąstyme, tikyba yra vertinama ne pažymiais, o įskaita, neįskaita. O pas mane pažymiais. Matai, tai yra, ką aš darau katalikišką gimnaziją. O šiaip pas mus yra vertinama įskaita, neįskaita. Už tai kiti mokiniai, tai čia bilė mokytoja, uždavė darbą ten. Tai, bilė čia taip negražiai skamba tai žodis, bet padarau tiesiog, jog padaryčiau. Atmestinai, nesigilinant. Tai va šitas labai mokinių. Nes vis tiek bent 4 parašys, įskaita. Taip ir viskas. Ir man įskaitos užtenka. Tai va šitas labai įsijungia. Bet tai tik tai tas, kuris nenori. Bet jeigu vaikas nori, jis iš tikybos pamokų išsineš pilną pintinę vaisių. Skanių ir saldžių. Tikrai taip. Tai būtų toks mūsų mažas video. Apibendrinimas galėtų būti toks, kad tos tikybos pamokos, jos gali būti naudingos, tačiau reikia pastangų ne tik iš mokytojo, bet ir iš pačio mokinio. Taip, iš mokinio labai reikia, jog būtų tie vaisiai saldūs. Kaip ir iš kiekvieno dalyko, ką mes ir pradžioje aptarėm. Nesvarbu, kur tu bebūtum, bet tu turi pats norėti dirbti, analizuoti ir tobulėti tame dalyke. Tad manau, kad verta lankyti tikybos pamokas ir skatinu jose dalyvauti atidžiai ir daryti viską su nuoširdumu. Tikrai taip. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, šį kartą ne valanda.